Pokalbiai apie orą. Sveiki gyvi, grįžtame mes su Airidu. Šiandieną pakalbėsime aktualiomis temomis, kurios yra jau galbūt kažkur paliestos, pakalbėtos, bet turėsime šiandien apie naujausias technologijas, tendencijas, netgi jau kažkur atsiranda pirmieji dirbtinio intelekto požymiai mūsų kondicionieriuose. Turėsim praktinių pavyzdžių, tai galbūt pašnekėsim apie Midea, Daikin gaminius, atkreipsim dėmesį į funkcionalumą ir kurios funkcijos yra mūsų draugiškos ir kurios gali mums pagelbėti mūsų buityje ir palengvinti mūsų gyvenimą. Tai va, tai šalimais manęs yra mūsų mylimas gerbiamas Airidas, visos merginos, kurios stebi šį podcastą, spauskite laiką šiam žaviam vyrui. Tai va, ir pradėsim. Labas, Airidai. Labas, Gediminai. Mes su tavimi esame nekartą kalbėję apie oro kondicionierius ir šilumos siurblius, tai paplėtokime šią temą. Ir 2026 metai mūsų pirmoji serija ir norėjau tavęs paklausti, kaip tau šis sezonas? Sezonas ankstyvas dar klausti, bet pradžia nebloga, tikėkime. Ar nesušalai? Sušalau, bet kaip sakyt, dėka Daikin šildymo įrangos ofise šilta, tai problemų neturi. Netyčia nuskambėjo labai saldžiai. Bet gerai, tai prasme, prie to dar grįšime, nes kai mes dabar šiuo metu filmuojam šią laidą, Lietuvoje yra šalčiai, turime ir -20 ir -20 kelis, tai ko pasiekoja mes dirbame tam priekinė fronto linija, kuomet gauname skambučius ir vat šiandien ir aptarėsime nemažai klausimų. Tai dabar taip, einam iš eilės. Gerbiamas Airidai, mes diskutuosim su tavim apie kondicionierius. Tai gal mes pradėkime nuo konkrečių modelių ir aptarkime apie funkcijas, kas yra nauja, į ką turėtų atkreipti žmonės ir duokime praktinių patarimų žmonėms, nes dažnu atveju žmonės prisiskaito, kad reikia to, o realiai naudoja tas funkcijos, kurios yra kelios. Tai kaip tu manai, kokios pačios funkcijos yra parankiausios, naudingiausios, veiksmingiausios buityje? Tai funkcijos, jeigu kalbam apie funkcijas konkrečiai, kaip funkcionalumą, tai vienas, manau, pagrindinių yra oro srautas, kaip tave kliudo, nekliudo, trukdo, netrukdo. Kas yra svarbu, žinoma, oro valymas, triukšmo lygis, bet nežinau, ar čia galim priskirti prie funkcijų. Tai jeigu mes kalbam konkrečiai apie oro srautą, tai naujausios tendencijos, naujausi modeliai, tai yra, kaip sakyt, Daikin nukopijuota oro išpūtimo funkcija, kada šildymo režimu pučia orą maksimaliai į apačią, statmenai į apačią, paprastai sakant, didina oro apytaką, tačiau mažina tą tiesioginį srautą, kuris kliudo tave. Vėsinimo režimu pučia į palubę. Tai gerai, šitoje tai galime iškituriu truputį plačiau. Tai žodžiu taip yra, kai kuomet labai logiška, šaltis yra sunkus, jį pučia į palubę, jis pabiškai leidžiasi, automatiškai sukuria tokį malonų jausmą. Šildymas kyla į viršų, pučia į apačią ir tokiu būdu taip ir daroma. Ar čia visuose kondicionieriuose, ar tik tais Daikino čia būtent gamoje tai yra? Pas Daikiną tai nėra naujovė, ko gero 3-4 metai atgal jau šita funkcija buvo, bet dabar atsiranda ir kinų modeliuose, konkrečiai Midea, geriausiam kiniečių kondicionieriuje. Netikėtai jau čia taip... Jo, tai iš esmės funkcija, kaip ir pats pasakei, yra paremta grinai fizikiniam, pačia fizika. Šaltas oras krenta į apačią, todėl pučiam palubę. Tai yra vienas niuansas būtent, kad tos srauto mes nejaučiam, kitas niuansas, kad vėsa geriau pasiskirsto. Arba šiluma, žiūrint, kurio režimo naudojam. Gerai, mane žmonės dažnai klausia. Gediminai, sako, kas tas yra brizlės? Brizlės, wine free, bevėjais režimas, tai yra iš tikro... Galbūt atsakysiu į dvejopai šitą klausimą. Tai yra bevėja funkcija, kuri tik vadinasi bevėja funkcija. Iš tikro tas vėjas yra, tik srautas yra kur kas mažesnis. Tai kaip ir nebūtų galima taip logiškai mąstant vadinti bevėja funkciją, bet
dėka marketingo ir kai kurių prekės ženklų, tai tampa įprastu iš tikro Nes žmonės jo reikalauja, ta prasme, jo prašo. metodų ir jeigu mes turim mėgamą kažkokią tai patalpą, kur mums reikia tik Kur palaikyti. maža erdvė, kaip pavyzdys. Taip, nes žinoma, jeigu mes neturim visiškai srauto, nei sušildysim, nei suvėsinsim patalpos, nei atvėsinsim tiksliau patalpos, bet galim tiek šilumą, tiek vėsą palaikyti. Gerai, Su minimaliu srautu. Papildysiu tave. Žodžiu, Breezeless, jinai veikia šaldymo režime. Jisai šildymo režime neveikia, nes šildymo reikalingas didesnis oro srautas, kuris nuima šilumą nuo šilumokaičio. Kas yra susijęs su ta pačia funkcija, aš turiu vieną praktinį pavyzdį, pas mus yra biuras ir biure sėdi darbuotojas, kuriam taip gavosi strategiškai, kad tas kondicionierius yra už nugaros. Kaip ir nemalonu, kaip ir nėra itin smagu, tau kažkas pūstų šaltą orą į nugarą, tai ten gali reguliuotis ten 3D funkciją, bet visi to nemalonu. Tai žodžiu, ta Breezeless funkcija gelbėja, mes ją naudojam. Ir tiesiog žmogus, kaip sakant, aplink kondicionierių tampa šalta. Pavadinkim taip. Tai tas šaltis, kadangi vis tiek difuzijos principų jisai pasiskirsto, nebus taip, kad vienam krašte 29, kitam 21. Tai vis dėlto oras maišosi ir ko pasiekoja, turime netiesioginį oro srautą į jūs. Dabar kalbant apie netiesioginį srautą. Su Breezeless, tarkim, pavyzdžiui, kaip ir aišku. Net perforuotas korpusas, pagal kurį ten mažu greičiu pasiskirsto šaltis po patalpas. Papasakok apie Daikin akį. Kaip jinai veikia? Daikin akis iš tikrųjų yra netgi ne viena, yra dvi skirtingo tipo, pavadinkim, istoriškai išsivystę iki tos terminės akies, ką turi jau pats aukščiausias Daikin segmentas. Tai įprasta akis aptinka kūną patalpoje, srautą nukreipia į jį, nuo jo yra įvairių kaip ekonomiškumo, pavadinkim, funkcijų, žmogus išeina, persijungia į budėjimo režimą ir panašiai, bet patobulinta akis aptinka ne tik kūną patalpoje, bet matuoja visą patalpos temperatūrą. Tai paprastai sakant, įsivaizduok termovizorių, pikseliuotą termovizorių, jis žiūri, kur yra šilta, kur yra šalta, ir taip reguliuoja savo srautą, kad visa patalpa būtų tolygiai apšildyta arba apšaldyta. Žodžiu, man dabar taip vaizdas toksai Camerono filmas Terminatorius ir ta tokia akis viena raudona ir taip stebi viską. Tai, panašiai. Iš tiesų skamba galbūt mano palyginimus gal ir žiaurokas. Vieni mėgsta technologijas, kiti tų technologijų dabar kaip tik atvirkščiai vengia. Jau gyvenam technologijų amžiuje, mums jų apeiti tikriausiai vargu bau ar pavyks, jau čia mums, bet jeigu kurias turime technologijos, kurios realiai padeda, tai galime išnuoti, šiaip iš tiesų skamba visai neblogai. Papasakok, ar ta akis, jinai dar gali reguliuoti oro srautą? Taip, tai iš esmės terminė akis, kaip minėjau, Terminatorius tikrai gali reguliuoti srautą. Būtent tie įrenginiai specialiai turi papildomą mentę, kad tas srautas būtų paskirstumas daugiau negu įprasti kondicionieriai gali įskirstyti. Tai funkcija iš esmės veikia, bet pagrindinė mano žinutė kaip ir apie bevėjus įrenginius, apie stebėjimo akis, tai aš manau, plačiau mes padiskutuosim, bet kiekviena ta funkcija turi realų panaudojimą. Ar ji tau būtina, ar būtina pagal tavo patalpų išplanavimą, tai čia jau yra individualus reikalas ir kiekvienas žmogus turi pasisverti, ar jam reikia tos bevėjo funkcijos, ar reikia srauto nukreipimo funkcijos, jeigu yra didelė patalpa ir kondicionierius kabo, koridoriui kažkur, kur nesėdi žmonės, taip, nevaikšto žmonės, ta funkcija tampa bevertė. Tai... Šiaip, realiai, paėmus visą visumą, jeigu būtų biuras su daug žmonių sėdinčių patalpoje, teoriškai tai galėtų pagelbėti. Jo, jeigu taip įsivaizduotume konkrečią situaciją, sėdi Regina, Gražina ir Birutė kabinete. Tau draugės? Galimai, gali būti. Ir kaip pavyzdys, viena iš moteriškių nuolatos trukdo tas šaltas oro srautas. Galbūt šiluma ne visiems trukdo, šiluma visiems patinka, bet vėsinimo režime tiesiog atsisėdo Birutė ar Gražina po šalia įrenginio, srautas nusikreipia, ir maksimaliai bando ją apeiti, nekliudyti su tuo tiesioginiu srautu. Gerai, trukai, čia aš kaip suprantu, yra tokiuose premium klasės įrenginiuose, kuris realiai veikia. Tikrai taip. Gerai, dabar, žodžiu, mano
Viena iš įdomiausių pokalbio temų, kurią vat, iš karto paliesime, iš tų funkcijų, kurios vat, būtent gerina mūsų komfortą. Na ką, ateina jėjus. Ir Ateina. Pirmosios užuominos, kad aš jau mačiau, ne vienas gamintojas jau jį po biškelį bando prezentuoti. Tai struktūrizuotai papasakok truputėlį, kuo tas jėjus tampa protingas ir ką jisai gali pagelbėti ir padėti kondicionieriuose. Jo, tai kaip ir pats paminėjai, galbūt čia yra Terminatoriaus pradžia. Žodžiu, aš galvoju, kad kokie nors robotai sukils, bet kad prieš mane oro kondicionierius, ten po to kažkokiais ten flash streamais pradėtų ten iššaudyti ar ten ledukais užmėtyti, nu žinokit, neįsivaizdavau. Aišku, kol kas tai yra tik tais pradžia, primityvos dalykai, bet žinokit, jau net ir ne tai, kad jūsų robotas šilumos siurblys jūs stebi, tai dar ir kondiškė iš viršaus stebi, tai žodžiu jau 3D visiškai. Dar kažkur fonė ir šaldytuvas. Akis turi, dabar jau turi ir smegenis, tai naujas, iš tikrųjų, pats naujausias Midea modelis jau yra su integruotoj AI-jaus, pavadinkim, funkcija. Daugiau negu pusę metų, kiek žinau, jis jau yra. Lietuvoje taip. Lietuvoje taip, aš manau, ir pasaulyje jis apie pusę metų, nes mes gan šviežiai gavom, ar ne? Gal mėnesis, 2 pas mus vėluoja, manau, nedaugiau nuo Azijos rinkos, tai kaip ir sakei, tai yra pati pradžia, galbūt, manau, ir tas toksai iš pačio gamintojo požiūrio, kaip pasibandymas, kaip jį galima prinaudoti, kaip jį galima integruoti, žinoma, pridengti ir marketingą į, kaip sakyti, visus niuansus sudėti į vieną vietą, bet šiuo metu jis veikia paprastai, jis žiūri, kaip tu naudoji įrenginį, prie kokių temperatūrų tu ten, kaip pavyzdys, mėgsti daugiau šilumos, mėgsti mažiau šilumos, kokiu laiku tu įprastai jį jungi, seka tavo dienotvarkė, jeigu galima taip pavadinti, ir ilgainiui jis konfigūruoja visus parametrus pats. Tai paprastai sakant... Jis prie tavęs prisitaiko. Tikrai taip. Jeigu tu kiekvieną dieną grįžti, tai nežinau, 5-6 vakaro po darbo ir mėgsti atsisukti šilumą iki galo, nu, tai tas įrenginys ilgainiui pradės taip daryti. Šiaip teoriškai tai yra toks sąlyginai protingas timeris, laiko skaičiavimo sistema, kuria būtent pagautavo būtent lankymasi ir tą. Dar vienas klausimas. Dar šiek tiek dėl pačio to AI-jaus, galbūt iš gamintojo pusės, kas būtų svarbu pasakyti, kad tai man ir tavo, iš pokalbio skamba kaip patogumas, kaip mažiau, kaip sakyt, varg prie to pultelio ir nustatinėt parametrus, bet pats gamintojas deklaruoja, kad tai yra būtent dėl taupimo sumetimų, kad kuomet, kaip sakyt, galbūt manęs nėra namuose, nėra poreikio didinti tą šilumą ar vėsinimą, tiesiog pats įrenginys konfigūruoja savo darbo režimą, nu ir ilgainiui mes sutaupom elektros energijos 10, 15, gal ir 20%. Ok, skamba kaip visai geras dalykas, nes būtent Midea turi šią integruotą funkciją, jie vieni iš tų, pavadinkim, aš vadinu juos pradininkais, pionieriais. Na, žinokit, ne kosmoso kainuoja, labai krikščioniškos kainos, tai galėsite rašyti komentarą arba rašyti į Gedartą, kreiptis, sakykit, Gediminas man pažadėjo, kad pas mane bus kiborgas namuose ir jis mane stebės ir man taupės pinigus. Nuolaidos kodas AI. Arba kiborgas 2026. Gerai, tai aš dar kiek esu skaitęs ten techninę specifikaciją, drėgmės kontrolė. Tikrai taip. Yra jau integruojami, vėlgi, viskas atsiranda pirmą pas Daikiną, o tada atsiranda ir pas kitus gamintojus, tai vėlgi tas drėgmės matavimas, stebėjimas atsirado pas Daikiną jau ko gero 2008 pas Urūrų Sararą patį brangiausią, didžiausią įrenginį, koks yra sukurtas ko gero. Dabar jis ateina jau į visus buitinius paprastus įrenginius, tai Daikin Premium klasė turi drėgmės matavimą, naujausi Midea modeliai. Paprastai sakant, žmogui tampa vis paprasčiau žiūrėti savo mikroklimatą, stebėti galbūt tuos pačius pokyčius ir atsiras tą aukso viduriuką. Nežinot, iš tiesų esmė ta yra, kad aš prieš tuos gal 8 metus esu sumontavęs Urūrų Sararą. Tuo metu jis atrodė erdvėlaivis, toks kaip kosminis. Jis turėjo papildomą oro žarną, kuri jungėsi į lauką ir kad ta drėgmės kontroliuotųsi, jis patraukdavo oro iš lauko. Taip. Tai
keista, šita būtent technologija per eilę metų jinai nebuvo super plėtojama. Dar po šiandien galim nusipirkti seną gerą Ururus Ararą, kuris realiai tuo metu buvo pagal parametrus ten visą galvą aukštesnis už konkurentus, nes ir šoninis blokas labai stiprus. Vat įdomu dabar šiai dienai, vat, kaip tas vat, praėjus tokiam metų skaičiui, vat, kaip ten tas kompresorius, bet manau, jis ten veikia kuo puikiausiai. Jo, jeigu šiek tiek praplėtojant tą mintį apie Ururus Ararą, tai iš tikro istorinis modelis apskritai kondicionavime, nes tai buvo pats pirmas pasaulyje R32 modelis, kur naudoja naujos kartos freoną. Vienintelis veikiantis po šią dieną, nežinau, galbūt yra analogų, bet dar neteko susidurti, kad tikrai jis sugeba drėkinti patalpas. Tai vienintelis įrenginys, kuris gali drėkinti, nes visi kondicionieriai... Visi gali tik sausinti, o jisai būtent turėjo tą funkciją. Ir dažniausiai drėgmės reguliavimas tai yra ne tai, kad aš drėkinu patalpą, o kaip lėtai, kaip greitai aš ją išsausinu. Teisingai. Tai vat, Airidas gerai pastebėjo. Žodžiu, gerbimi kolegos, jeigu jums sako visi, kad rekuperatorius arba kondicionierius turi drėkinimo funkciją, jūs teisingai supras, kad nėra drėkinimo funkcijos. Tai yra klausimas, kaip lėtai ir kiek jūs prarandate drėgmės būtent tuo metu. Nes jeigu, pavyzdžiui, yra trūkumas drėgmės, nei kondicionierius, nei rekuperatorius tos drėgmės jie nesukuria, nes dažniausiai, kai tos drėgmės reikia ir yra trūkumas, lauke būna santykinai mažesnis drėgmės santykis ir tik tais drėkintuvas, kuris su pajungtų vandeniu, kuris, kaip sakant, iš vandens tą drėgmę sukuria, tik jisai gali jums drėkinti patalpas. Tai žodžiu, aš noriu, kad suprastumėte teisingai ir kad nepasimautumėte tą kabliuką, kurį duoda būtent kiti pardavėjai ir sako, vat, žiūrėkit, čia mes su drėkinimo funkcija. Visi sausina, tik tais, kaip sakyt, vieni greičiau, kiti ne taip greitai. Nes būtent dažnu atveju būna problemos ten pusrūsiuose arba drėgnuose patalpose, virtuvėse, kur problema, kad daugiau drėgmės, negu jos norėtųsi ir reikėtų. Tai žodžiu, kondicionierius atlieka tą pačią sausinimo funkciją. Mes šiandieną aptarinėjame būtent tas tokias įdomesnės funkcijos, kurios yra gal ne visos kaip super duper naujiena, bet jos tiesiog reikalauja dėmesio ir galima jas aptarti. Tai viena iš tokių funkcijų, kuri mano akimis yra ganėtinai stipri ir realiai gali būti panaudojama būtent alergiškiams žmonėms, tai būtent flash streamas. Tai papasakoju apie šią funkciją. Jo, tai čia yra japonų patentuota oro valymo sistema, tai iš esmės galbūt aš vėlgi tokias dviejopas nuomonės iš savęs pasakysiu, tai yra iš tikro koncentruojamas į kelias sferas. Tai pirmiausia yra kvapų šalinimas. Kvapai yra šalinami berods 4 cheminių grupių, o tai nėra, kad visi kvapai sunaikinami, būtent sunaikinami tam tikri cheminiai elementai, kurie yra galbūt blogiausi kvapai, kaip šunų kvapas, šiukšlių kvapas, tabako kvapas ir panašiai. Tai vienas flash streamerio, kaip sakyti, viena kryptis yra būtent kvapų šalinimas. O kokiu principu veikia, kad suprasti, kaip jis tas, ar ten UV lempa stovi, ar ten sėdi mažas japonas, kuris ten tą orą gaudo ir ten su kažkokiais ten reičiais keičia? Ne, tai iš tikrųjų yra elektroninis prietaisas, kuris būtent šaudo į greitintus elektronus į tavo recirkuliuojamą orą. Jau skamba labai įdomiai, kadangi kondicionierius, kaip sakyt, perfiltruoja, sušaldo tavo patalpoje esantį orą. Šviežio oro jis netiekia, kaip daugelis dažnai maišosi. Ir būtent į tą recirkuliuojamą orą, tavo patalpos orą, paprastai sakant, jis persuka per filtrus, persuka per flash streamerį, taip jis išvalo nuo kvapų. Ir manau, ką aš labiausiai iš tų krypčių, kur norėčiau akcentuoti, būtent alergiškus asmenis. Nes būtent, ko gero, kokie 6-7 metai atgal, kada dar dirbau montavime, tikrai aš parduodavau, ko gero, kas 5, kas 6 įrenginį tik dėl šitos funkcijos. Tai jeigu turite alergiškų asmenų šeimoje, žiedadulkėm, gyvūnam... Kurie modeliai? Perfera, Stylišas, Emura. Tai žodžiu, šitie top klasės, premium klasės flagmanai, jie turi šitą būtent dalyką. Tai gerai, tai žodžiu, šitą funkciją realiai galima būtų naudoti, ar jai reikia papildomos priežiūros, kaip pavyzdys, papildomą kondicionieriaus valymą, jinai gali užsinešti. Šiaip yra rekomendacija tą būtent patį blokelį, nes kaip ir sakiau, tai nėra filtras, tai yra grynai elektroninis prietaisas.
aktyvuojam iš pulto veikia, deaktyvuojam neveikia, ko gero 5-6 metai jo tarnavimo laikas, tada reikia jį pasikeisti. Tai čia, aš manau, piniginiai išraiškoje, tai jis tikrai nekainuoja daugiau negu 1 metų techninis aptarnavimas. Ir žinoma, priklauso, kiek tu jį eksploatuoji, nes vieni įsijungia galbūt į metus ten mėnesį 2. O kiti net nežino, kad pas jūs yra tikriausiai. Jo. O šiaip, pavyzdžiui, pats įsinaudoja su savo praktiko. Tikrai taip. Mūsų visas, kaip sakyt, ofisas yra su Daikin premium klasės įrenginiais ir kadangi dabar yra labai madinga sirgti gripu, COVID ir panašiai, tai mes tą flash streamerį naudojam būtent dėl virusų, bakterijų naikinimų. Okay. Ta trečioji kryptis, iki kurios dar nepriejau. O klausimas toks yra, flash streameris yra good, žinau, kad kai kiti gamintojai naudoja UV lempas, ar teko susidurti? Teko susidurti, žinoma, tokia galbūt mano nuomonė, ant nieko nepilant labai daug mėšlo ir kaip sakyt, išsireikšti, kad kiekvienas žiūrovas mūsų suprastų, tai ta UV lempa, jį gali būti už 50 centų, gali būti už 500 eurų. Ir jeigu mes norim pasižiūrėti normalius oro valymo įrenginius, kur matom UV lempą, McDonald'e kažkur kabo, tai brangiau kainuoja negu pats įrenginys. Tai iš esmės tikėtis, kad nusipirkus ten patį pigiausią kinų no-name'ą, kaip sakyt, trečios šalies su UV lempom įrenginį, kad jis tikrai komplektuos tas valančias, naikinančias bakterijas lempas, tai aš manau, čia yra labiau marketingas. Daikinas neturi UV lempų. Ne, Daikinas neturi, bet kaip ir minėjau, Daikinas turi būtent užpatentavęs tą flash streamerį ir niekas daugiau jo negali turėti. Yra tam tikri reportai, tam tikri tyrimai prie skirtingų, kaip ir sakiau, cheminių grupių kvapų, bakterijų, virusų, tai viskas yra, kaip sakyti, sertifikuoto, o ne uždėta varnelė ir prisidengama, kaip sakyti, kad ir mes turim oro valymą. Ok, tai matau, ant stalo tu esi pasidėjęs pultelių. Ir, žodžiu, galime kai kurias tokias žemiškasias funkcijas, kurios yra daugumoje kondicionierių, aptarti. Galbūt žiūrovams bus naudinga sužinoti, kas ką veikia ir kas kokią funkciją atlieka. Tai gal parodysim, kaip yra naktinis tylusis režimas ir kas tai yra. Tai kolega... Iš esmės esu paėmęs 2 Daikino pultelius, tai čia yra premium klasė Perfera stylišas, čia Amūra kaip ir naujausias, moderniausias. Parodyk į kamerą žmonėms, tai žodžiu, parodyk ten, kur su knopkimis. Nes realiai, jeigu gyvenime yra, nepatinka minimalizmas, nori pasimaigyti daugiau, tai yra su daugiau knopkių ir galimybė tiesiog turėti tokį gražų, stilingą, lengvą pultelį, kuris yra. Jo, tai iš esmės, ką ir norėjau pasakyti, kad visas pasaulis juda link minimalizmo, grįžta prie minimalizmo. Jo, knopkučių mažėja, tų, kaip sakyt, funkcijų, parametrų jų mažėja, viskas darosi kur kas paprasčiau. Tai tokios kaip apžvalgos pulteliui, aš nematau, gal net... Ne, mes norime paimti, duoti palyginimą, kaip tai gali atrodyti ir kas tai yra, nes būtent aš padėjau nuo tylos režimo ir kodėl sakau, tas tylos režimas ganėtinai populiarus. Ir jį galima naudoti, tai naktinis brūkšnelis tylos režimas, kuomet sumažinamas ventiliatoriaus greitis ir tada būna automatiškai mažesnis triukšmas. Tai galbūt į pokyčius temperatūrinius ventiliatorius reaguoja, tai yra kondicionierius reaguoja ilgiau, nes jisai stengiasi, kaip sakant, tyliai pasiekti tą temperatūrą, kuri jam yra užduota ir tada jums tai nedrumstų miego. Tikrai taip. Tai labai trumpai, jeigu apie tuos pačius pultus kalbant, jeigu žmogus bent turi tas anglų kalbos basic žinias, tai viskas būna parašyta dažniausiai ant pulto. Mode režimas, jeigu mes žiūrim quiet modas, tylos režimas, tas pats, būtent kurį minėjau, flash streameris, raketa, stebėjimo akis, tai viskas labai vizualiai paprastai nupiešta. Tas pavadinimas flash streameris ir raketa, bliam, atrodo, tu čia, kai įjungsi, kai čia visi skris, kaip čia visi tie jonai bum, tada trifazis namuos tik pritemsta, rajonas visas, žodžiu, pas tave virusai naikinami dabar. Čia, aišku, žinokit, aš juokauju, aišku, su humoru, bet, žinokit, viskas. Jau dabar, jei jūs stebi jūs, flash streameris naikina tuos
jonus, kad ten tos ir, žodžiu, viskas tai eina, kad geriau. Jo. Aš dar šiek tiek gedai dėl būtent to oro valymo irgi noriu dar papildyti tą. Kalbame apie flash streamerį, yra Daikinas. Kodėl aš noriu tą išskirti? Brangus, geras, veikiantis, laiko patikrintas, kaip sakyti, funkcija, laiko patikrinta funkcija, tačiau ir kiti gamintojai turi tam tikras oro valymo funkcijas, kaip ir Midea Air Magic, oro valymas, bet koks yra esminis skirtumas. Kažkokių Europos tyrimų, Europoje atliktų tyrimų, kad tikrai veikia, kažkokių testo reportų, mes vėlgi neturim. Tai tas oro valymas faktas veikia, bet kiek jis gerai veikia, mes patikrinti jau negalim. Mes buvom su tavim Daikin laboratorijoje. Mes buvom išvykę į Belgiją ir Belgijoje tada, kai lankėmės, tai matėsi, kad tenais realiai yra testuojama tikromis sąlygomis. Ir iš tiesų žmonės deda didžiulius resursus ir kad tas dalykas būtų ištirta ir kaip Europai. Taip. Pas kinus viskas paprasčiau. Kinai gali parašyti viską, o kaip ir sakai, Daikinas jau jisai atsako. Galbūt japonai yra konservatyvūs, bet jeigu jie jau sako, kad triukšmo lygis toks, tai jis bus toks ir ne kitoks. Jeigu sako veiks iki -30, tai reiškia veiks iki -40. Su užmetimu, kaip sakant, pas mus, kaip sakoma. Bet jo, čia yra viskas labai gerai ir džiugu, kad, ta prasme, yra atsakingų dalykų, kurie taip, jis yra brangesnis, už tą dalyką, už kokybę mes turime mokėti, bet aš turiu tokių įdomių pavyzdžių, kuomet ta kokybė, jinai atsiperka ir atsiperka su kaupu. Tai šiemet turime, tarkim, -20 ir daugiau laipsnių. Na ir visi kondicionieriai, žinot, jau dirba ant to šildymo režimo, kad, ta prasme, vasarą šaudo, žiemą šildo ir visi jau taip priprato, kad tai yra konstanta. Ir skambino man, sako, žinau, kad sustojo kondicionierius. Aš taip atsimetu, kad čia, kaip prieš kiek čia laiko montavom kokį čia kondicionierių. Ir atsimenu, kad ten buvo pigus. Ten buvo nebrangi serijos. Sakau, jo, žinau, kad neįsižeisiu, bet sakau, pas jūs būtent tam funkcionalume, tas kondicionierius neturi tos funkcijos ir negali jisai efektyviai šildyti prie -25. Žmogus iš karto suprato, sako, jo, suprantu, bet sako, ar yra kokie variantai. Galima dėti papildomą dugną tenom, bet jisai tik tais, kaip sakant, sergančiajam klizmą, kurį ten vargu bau ar padės. Tai būtent Daikinas ir būtent tie, kurie skirti jau šildymui, kondicionieriai, realiai taupo. Ir mes kažkada buvom atlikę preliminarius skaičiavimus, tarkim, kainos skirtumas, kuris yra kaip konstanta, aš galiu paimti, tarkim, vienam objektui buvo, atsimenu, kainos skirtumas tarp Daikino ir Midea 450 eurų ir pa žmogų tas buvo pagrindinis šildymo šaltinis. Žinokit, realiai per 4-5 metus tą skirtumą jau atidirba ir po to dirba tik į pliusą. Dėl tų kainos skirtumų. Čia skaičiuojant elektros sąnaudas šiai dienai. Aišku, ten tas naudojimas ir tos visos kreivės, kada įsijungia, išjungia, nuo kada pradeda šildymą, tai čia, nemis, bet tiesiog buvo bendrauta, kalbėta ir toks prieita prie tokios išvados. Vienas objektas labai panašus turėjo vienokias išvadas, kitas turėjo kitokias. Taip, tai čia iš tikrųjų šiek tiek įsiterpsiu, kažkurį podcastą mes kalbėjome apie tuos Energy Label energetinio efektyvumo korteles, tai čia yra tas toksai, kaip sakau, pagrindinis dokumentas, kurį turi visi, ar pigus, ar brangus, pagal kurį galim palyginti. Ir tenais yra išvestas būtent statistinio šildymo sezono, būtent sąnaudos kilovatvalandėmis. Tai čia yra tas toksai, kaip sakau, tikras palyginimas, kur žmogus gali įsivertinti vėlgi, tarkim, o kuriuose modeliuose būtų galima išimti tokius duomenis, ar mobilioje aplikacijoje galima pasižiūrėti, kiek tavo kondicionierius konkrečiai galėjo suvalgyti elektros energijos? Jo, jeigu konkrečiai kalbam apie Daikiną Midea, tai Wi-Fi'aus programėlį jūs galite stebėti visą sunaudojimą, atskirai šaldymo ir panašiai, bet būtent apie tuos sertifikatus, kur sakiau, tai reikėtų iš tikrųjų klausti savo pavadinkim, prekybininko, pardavėjo, montuotojo žmogaus, iš kurio perkat įrenginį, pasitikslint, kada tu perki šaldytuvą, normalu, kad tu pasižiūri, ar jis ten C, ar D, ar E klasės efektyvumo, tai su kondicionavimo įrenginiu visiškai identiška situacija.
Truputį dabar jau mes užsisukome kalbėti apie Wi-Fi funkcijas, nes būtent kondicionierius tikrai patogu ir tai tikrai ne naujiena valdyti mobilioje aplikacijoje. Keli momentai, kuo tai yra gerai ir kuo tai gali koreliuoti. Visada, aišku, vyrams patinka atsisėsti ant tualeto ir pasižiūrėti, kaip ta kieto kondiškė suvalgė ten turi resursų ir po to su vyrais padiskutuoti, kieno kondiškė geriau veikia ar blogiau. Geriau sukasi. Jo, geriau sukasi. Tai žodžiu, aš aišku vėl humoro prizmę tą dalyką žvelgiu, bet ten galima ištraukti ganėtinai aiškią datą, duomenis, kurie būtent parodo, kaip veikia, kas veikia. Tai ir tas įėjus jau pradeda padėti sutaupyti ir jisai tuos duomenis analizuoja ir priema ten optimalų veikimo režimą. Kuomet yra, tarkim, sodybos ar dar kažkas, galima jį įjungti arba išjungti. Jeigu yra ten pastovi, tai galima, tarkim, stebėti, kokia yra temperatūra ir tada galima jau jį ten įsijungti arba išsijungti. Jo, aš dar šiek tiek papildysiu, tai yra, kaip sakyti, įjungti, išjungti, stebėti, jo, viskas faina, patogu, gera, bet vėlgi yra, jeigu tai yra, nežinau, sodyba nutolusi, nežinau, 100-200 km nuo tavo namų, kitą kartą tai yra toks kaip saugumo patikrinimas, nes jeigu mes kalbam apie daikiną oras, viskas ok, pastačiau, pamiršau ir žinau, kad jis man niekada nesustos, bet jeigu nusipirkau daiktą pigiausia rinkoje ir galbūt ne visiškai pritaikyta kaip pagrindiniam šilumos šaltiniui, tai bent jau pasičekinta informacija, ar tie mano namai dar neužšalo, ar dar ten nesproginėja vamzdžiai, tai tikrai, kaip sakau, šiandieniniai, manau, visuomeniai tai privalomas yra apskritai ta Wi-Fi'aus aplikacija, stebėti, matyti, reguliuoti. Tai yra patogu, nes mano mama irgi turi sodybą, išvažiuojant iš Vilniaus, gerai yra įsijungti ir turėti. Tai Daikino netgi, aš dar atsiprašau, Gedai, kad tave nutraukiu prieš pradedant, bet pas Daikiną netgi yra iš tikro, kadangi daug yra orientuojamas į oro kokybę, tai netgi yra pagal tavo GPS-o vietą, kur stovi renginys, net parenka, kokios žiedadulkės tuo metu vyrauja, koks... Čia Daikinas? Taip. Tai paprastai sakant, tai yra tam tikra indikacija, kada man reikia įsijungti flash streamerį. Man tiesiog programėlė rodo, kad ten kaip pavyzdys liepos dabar žydė, šioje vietoje ten liepų žydėjimo tikimybė 60%, ten dar kitos žiedadulkės ir panašiai. Tai eigoje galbūt per kitą podcastą aš galėsiu iš tikro parodyti, nes manau, šitoks įdomesnis. Įdomus dalykas. Tai mes tada paimsim gyvų pavyzdžių ir turėsime galbūt aptarimą tas dalykas, nes aš esu pardavęs vienam klientui, kuris turi realiai, žmogus kamuosi gyvenime ir turi tas žiedadulkių klausimą. Sakau, ar padėjo? Sako, nežinau, ar placebo efektas, ne placebo, bet sako, geriau. Taip. Tai žodžiu, kažkur tos technologijos. Aš duosiu vieną life hacką. Aš žinau, kad truputį jaučiuosi kaltas, kad naudoju amerikanizmą. Jums ne life hacką, o patarimą, kaip susikomunikuoti ir susijungti. Viena iš dažnesnių problemų, kad reiktų atkreipti dėmesį, kokie yra routeriai namuose. Nes visi būtent Wi-Fi moduliai daugiausiai dirba 2,4 GHz dažniu ir būna kartais duodamas 5G, tai tada jis jau ten pradeda truputį gribauti ir ten sunkiau kontaktuoja. Tiesiog, jeigu kada nors jums neveikia būtent Wi-Fi'us, tai turėkit minty, kad galbūt reiktų į tai dar atkreipti dėmesį. Tai ir mes čia irgi dar prieš tai pietaudami su Airidu kalbėjom apie Alexa ir Google tuos būtent dirbtinio intelekto valdymo modulius. Jau ateina. Reikės pabiškis su tuo irgi susigyventi. Ateina. Ta visa automatika, kaip sakyt, manau, tampa neišvengiama ir kuo toliau, tuo labiau žmonės norės susėti viską, kaip sakyti, vieną programėlę valdyti balsu ir panašiai. Tai šiuo atveju pats Daikinas, tiek Midea deklaruoja, kad yra pilnai susijęjami būtent Wi-Fi su Google Assistant, su Alexa ir kitom programėlėm. Žodžiu, vaizdas. Guli savo ramiai ant lovytės ir taip.
hey, Google set AC to 24 degrees. Tai ta prasme, kas angliškai suprantat, kad ta prasme galima per tą ir žodžiu ir suprastų, Tikrai susijungtų. taip. Tai žodžiu galima ten įsijungti, išsijungti, galima pakeisti cooling mode režimą. Tai žodžiu, tai yra namų gerbuvio sistemos, kurios jau, kaip sakant, po biškelį juda į priekį. Šiaip turint minty, kas yra susijęs su rekuperatorium ir oro kondicionierium, aš manau, kad kondiškės juda į priekį sparčiau. Jie daugiau tokie pionieriai tų visų technologijų ir panašiai. Tikrai taip, jeigu paimtume, aš nežinau, 10-15 metų, tai ko gero vienintelis Surūrus Sarara, kuris buvo seniai sukurtas ir dabar dar yra, pavadinkim... Šiaip dar dabar geras konikas. Jo, įsilaikęs top 5-tukę, 3-tukę, nežinau, tikslaus palyginimo nedariau, bet tikrai vienas aukščiausių koeficientų ir tos išskirtinės funkcijos. Jeigu kalbam apie rekuperatorius, tai kaip sakyt, kažkiek yra keičiami tie šilumokaičiai, didinamas efektyvumas, bet iš esmės, kad prisideda naujos funkcijos, prisideda iš esmės kažkokie tai galbūt kasdienybė keičiantis funkcionalumai, kaip ir tokių ryškių pokyčių galbūt nėra. Bet vėlgi, turime jajų, nežinia, kas čia bus po 2-3 metų, tai manau... Bus įdomu, nes mes anksčiau būdavo primityvų tiesiog susiprogramuoti oro kondicionierių savaitės timeriui. Ta prasme, tai yra paprastai. Pirmadienis, penktadienis, noriu nuo 8 ryto iki 5 vakaro, kad būtų man temperatūra tokia ir tokia. Dabar turime jajų, kuris galimai galbūt jau ir pats supras, kad tu nori būtent tuo metu, galbūt kokią antradienį ten eini kažkur sportuoti, tau ten mažiau reikia. Tai tas energijos taupimas, jis yra čia. Aš manau, kad tai yra gera, nes būtent mes, kaip ir kalbėjom praeituose podcastų tinklalaidėse, kad vis dėlto lietuviai žengia vieni pirmųjų rinkoje ir mes visus savo pastatus energetiškai efektyvinome, tai yra gerai, džiugu. Ir taip, ką iš tikrųjų labai svarbu pabrėžti, kad visos tos funkcijos, flash trimmeriai, CIajus, bevėjos ir panašiai, tai jos nėra, kaip sakyti, įdiegtos, kad tu jas privalai naudoti. Tai jos yra aktyvuojamas atskirai. Jeigu tu nepasitikį dirbtiniu intelektu, bijai, kad, kaip sakyti, vieną dieną nubus tas kondicionierius ir susipriešint prieš tave, tu tiesiog paspaudi į ją mygtuką ir jį išjungi. Tai kiekvienas žmogus gali, kaip sakyti, pasirinkti ar naudoti ar nenaudoti, ir svarbiausia, perkant įrenginį reikia įsigilinti, ar ta funkcija tau reikalinga. Žiūrėkit, pavyzdžiui, dabar logika tokia yra. Jeigu mes turime protingą kondicionierių, turime saulės jėgainę ant stogo, tai mes judame link to, kad paprasti buitiniai ūkiai gali pasiekti pilno tvarumo tą tokį dalyką, kad realiai vasaros metu gali turėti nemokamą šaldymą ir jeigu viskas dar yra taip ganėtinai protingai už efektyvinta, tai ir ganėtinai nebrangiai. Taip. Čia yra, manau, tas dalykas, kas ateityje bus, metai, 2-3, bet dabar, kai šitai viskas greitai užjudėjo, tai manau tvarko, tada bus, sėdėsi prie telefono, sakysi, ChatGPT, kaip pavyzdys, kokią temperatūrą pas mane namie, taip, tokiu šautų balsu, sakys, šauta, gali važiuoti namo. Nepakankama. Nepakankama. Tai žodžiu, mes šiandien realiai aptarėme nemažai funkcijų, kurios yra. Mes jau nelindom į ten turbo režimą ar ten dar kas, kurios yra ganėtinai tokios paprastos ir visiems aiškios, bet būtent užkabinome būtent oro valymo funkciją, kuri realiai veikia. Pakalbėjome apie seną legendinį gerą kondicionierių, kuris tikrai ganėtinai neblogai veikia, ten toks senolis. Šiaip man iš tiesų įdomu, o išorinis blokas pasikeitė, ar taip kaip ėjo, be atnaujinimų dar taip pat? Jo, bet tas išorinis blokas, jis įspūdingas, tai jis turi rotorį ant viršaus, jis pagamintas į Japonijoje, ne kažkur Europoje. Jo, nes aš jį atsimenu, kai man reikėjo pakelti, tai ten buvo buvo didelės akės montuotojų, kai reikėjo jį pakelti viršų. Geri daiktai daug sveria. Jo, geri daiktai daug sveria, nes būtent ir Daikinio 2,5-3,5 kW kondicionieriai, kaip kito kondicionieriaus 5-7 kW išorinių blokai ir svorių ir to. Fizika visur vienoda, kaip sakyti, yra tam tikri gamintojų galbūt kažkokie tai
ar patentuoti ar nepatentuoti tam tikri metodai, kaip pasiekti efektyvumą, bet faktas, kad šilumokaičio lauko bloko radiatoriaus, pavadinkim, kondensatoriaus, nežinau kaip patogiau, plotas, ventiliatoriaus sparnuotė, ventiliatoriaus variklis, tai 3 komponentai, bet kokiu atveju, būdami labai maži, jie nesugeneruos iš lauko tiek galios ar šildymo ar šaldymo režimo. Na tai pats svarbiausias klausimas, kuris ir visada klausimas užduodamas ir ten ar verta permokėti? Tikrai taip. Tik tais reikėtų įsivertinti tą, pavadinkim, situaciją, kaip ir kalbėjom anksčiau, kokios funkcijos mums reikalingos, kiek mes tą įrenginį naudosim, ar tas įrenginys bus kaip pagrindinis šilumos šaltinis, ar galbūt aš tik tais norėsiu įsijungti, kol centralizuoti tinklai paleis man šildymą, tai visi šitie niuansai susideda į vieną, ir tada mes pasvėrę, kaip sakai, jeigu turim pagrindinį šilumos šaltinį, sodybą, namą, kuriame nėra kito šildymo, tik tais kaip pavyzdys oras šilumos siurblys, tai iš esmės perkant daikiną tu sutaupysi 5 metų perspektyvoje, tik po 5 metų, ką tu turėsi. Ir turėsi gerą kokybišką daiktą. Gerą ilgaamžį daiktą, kuris tau ir toliau taupys pinigus. Jeigu, kaip sakyt, mes turim tą situaciją, nežinau, mažą butuką ir močiutė nuolatos šala, laukdama, kada ten centralizuoti šilumos tinklai palei šildymą, tai žinoma, neverta investuoti tų tokių didelių pinigų, geriau paimti kažkokį ekonomišką daiktą, nes aš žinau, kad aš jį eksploatuosiu, galbūt iki -5, iki -7, duok dieve. Tai iš esmės reikia pasirinkti pačiam, ir žinoma, reikia kliautis tam tikrais specialistais, tai dėl to tu čia ir sėdi. Jo, tai Gedartos berniukai pagal iškvietimą gali važiuoti ir patenkinti jūsų visus šildymo, šaldymo poreikius ir parinkti tinkamą įrangą. Tai mes šiandien irgi dar turėjom prieš šią tinklalaidę pasitarimą ir diskusija buvo tokia, kokios problemos būtent susiduria, kodėl žmonėms parinkame tam tikrą įrangą. Nes mūsų darbas yra parinkti, bet mes tą parinkimą tarėme su mūsų atstovais ir mes renkamės tas technologijas, kurios yra liaudyje naudojamos, kur yra, tarkim, aš visada mėgstu sakyti, tai yra racionalu. Išgirsti kliento poreikį, lūkestį ir parinki jam tai, kas jam yra geriausia. Tai galite pasitikėti Gedartos specialistais, mes iš tiesų stengsime jums visada patarti ir ne vien tik tais, aš manau, kad netgi sutaupysime jums pinigėlių, ar trumpalaikiai, ilgalaikiai perspektyvoje, tai čia diskusijos dalykas, bet tikrai dabar tų sprendinių yra, sandėliuose likutis yra ir mes teiksime, sumontuosime, jeigu reikia ir suprojektuosime. Tai žodžiu, gerbiamas Airidai, dėkui tau. Aš tave šiandien išgirdau, aš tikiuosi, kad mūsų klausytojai, kurie stebėjo šią transliaciją, tikrai nepasididžiuos ir paspaus patinka mygtuką, parašys. Ir komentaruose būtų šaunu išgirsti jūsų prašymą, galbūt kitai tinklalaidei, nes mes su Airidu būtent darome planus ir šnekame, galbūt dar šiemet tikrai išbėgsime į eterį, į aikštę išbėgsim dar ne kartą. Ir mes galime pristaikyti prie jūsų, mes girdim, matom ir jūsų kondicionieriaus akis jūs stebi. Tiksliau, mes per tą akį stebime jūs. Tai ačiū jums ir rydėlim. Iki sekančio. Iki sekančio.